Na kągi, truputį pasipuošiau, jau vasariškai, jau taip norisi ir esu savo jaukiam miegamajam, kadangi noriu pasidalinti su jumis savo paskutiniais radiniais. Vienas iš jų tai toks medinis papuošalas, natūralus, taip kaip juokiuosi, tai mano visokie deimantai ir va šitas tai aišku yra su deimančiuku. Čia mano mamytės dovana. Nu, o šiaip aš mėgstu tokius visokius boho stiliaus papuošalus. Na kągi, va taip pasipuošiau. Ir noriu parodyti savo medžioklės trofėjus, vintažinės medžioklės. Ir filmuoju tokioj jaukioj, intimioj aplinkoj savo miegamajam. Taigi, ką man pasisekė rasti? Labai senai ieškojau ir niekaip neradau. Kažkada turėjau, kaip visada, galvoju, nebereikės, išmečiau. Ir dabar vėlgi ieškau, duodosi, nes, tiesiog nėra. Tai apatiniai sijonai. Turiu tokį numačiusi, parodysiu kada, man reikia truputį dar jį pataisyti pas siuvėją. Ir pagaliau pasisekė, pagaliau radau visus apatinius baltinius. Tai ar naktiniai čia gal, ar kažkas tai. Tai va, nupirkau už kelis eurus ir jie yra ilgi, būtent prie mano tos tokios vintažinės bavariškos suknelės, kurią aš kada nors parodysiu. Va, tokiais gražiais yra nėrinukais padaryta. Toksai vat siuvinėjimas, nesiuvinėjimas, aš žinau, kaip kitaip jisai vadinasi. Ir va, tokia firma, vintažinis daiktas, yra sudėtis, reiškia, poliesteris ir medvilnė. Nu, gaila, kad toksai su poliesteriu, ne viena medvilnė, bet ką darysi. Va, pasisekė. Ir pagaliau jau turiu tokį apatinį kaip sijoną ir visą kaip yra patinuką. Nežinau, kaip čia pasakyti. Na va, o čia žinokit, yra jau šiuolaikinis daiktas ir tai yra gorsetas. Ir pasakysiu, kodėl aš jį nusipirkau. Nežinau, ar man teks jį pritaikyti ar ne. Jeigu ką, aš jį parduosiu, bet dabar, žinokit, yra tokia mada, būtent juos nešioti. Ant kelnių, ant džinsų, va, užsidedi ir vaikštai. Nu, čia gal daugiau jaunimui toksai dalykas. Tai, bet kodėl aš tą gorsetą buvau senai nusižiūrėjusi, bet paskui galvo, gal man jo nereikia ir įsivaizduokit. Prie tų savo visų vintažinių dalykų, prie tų bavariškos tos suknės ir taip toliau, man pasitaiko tokios kojinės. Jos yra tikrai natūralios. Žiūrėkit, kokia ir spalva, nes mano ta suknelė, aš kada nors parodysiu, yra visiškai naujos, naujutėlės. Ir tai yra Klaipėdos kojinių fabrikas. Tai va, tokius, jeigu aš pati nenešiosiu, aišku, čia prie tokio gorseto gal daugiau čia tinka tokios nailoninės, tos vadinamos kojinės. Bet aš radau va tokias medvilninės, tai grinai va tokiam liaudiškam stiliui. Ir jeigu aš jų nenešiosiu, tai tikrai aš žinau, kad yra mėgstančių, yra tokį stilių nešiojančių, tiesiog kasdienai nešiojančių, nežinau kiek Lietuvoje, bet yra. Ir manau, kad tikrai aš jas parduosiu. Nors daug ką aš esu pardavus, išmetus, atsisakius, o paskui, aišku, labai dėl to gailėjusis. Na va, tai dabar trumpai mano tokie radinukai.
Dar yra viskas neplauta ir nelyginta. Laukia darbas. Na, o šiaip įkėliau jum mūsų šeštadienį su anūkėliais ir taip pat įkelsiu tokį trumpą vaizdelį, kaip aš skaldau malkas. Nes kas žino, kaip aš ir kur gyvenu, mano, kai turėjau sodybą, po to aš ieškojau būsto Klaipėdoje ir visada norėjau tokį, kad turėčiau savo kiemelį, savo kažkokią krosnelę ar kažkokį židinuką ir visa tai man įsipildė ir aš turiu krosnelę ir man tenka vietoj to, kad ilsėtis, kad kažką tai norint šiltai ir jaukiai būti, man tenka eiti dar ir malkų pasiskaldyti. Tai va, mados madomis, einam skaldyti malkų, šildytis ir laukti anūkėlių. Sveiki. Šiandien močiutės šeštadienis, susitikimas su savo mylimais anūkėliais. Nu ir kągi močiutė pavaišins. Aišku, kad blynai. Mylimiausi blynai. Dabar dar laukiu. Turbūt bus kaip visada lietiniai. Ir truputį parašiau tokį staliuką. Kadangi Velyką švęsim pas juos, tai aš tokį padariau, truputį velykinį. Jau nupirkau tokių kiaušinukų saldaininių. Ir taip pat čia visi mano gaideliai, kad mum nuotaiką keltų. Kad jaustųsi jau ta velykinė pavasarinė nuotaika. Na kągi, laukiu savo anūkėlių, einu maišyti tešlą ir šiandien puikiai praleisim dieną. Ypatingai su mažuoju, kaip visada, eisim su paspirtuku, oras gerėja, lenda saulytė, taip kad bus labai graži diena ir labai prasminga. Nu ką, močiutė tai nemoka apvirsti, gausi tu man grūdulį, taip man dar parodyti. Oi. Neštis, nekaršta? Ne, normaliai. Taip, gubertukui su bananiuku. Dar vieną jo? Nu, ir užteks jaučiu, ne? Nu, gausiai ateit man girdai apversti tą mažiuką dar. Nu, bandyk. Opa! Nu, kodėl man taip neišeina? Tai tu dažnai kepi blynus, ką? Ne? Iš pats blynus esu kepęs 2 kartus gyvenime. Nu, teks man pasitreniruoti daugiau. Man taip neišeina gerai. Bet aš ne tik ir blynus taip vartau, žinai. Man turi maisto talentą. Maisto talentą, va.
Dabar esame atvykę į pagrindinį mūsų tikslą, tai į paspirtukų tokį parką. Sėdžiu prie Danės, ramiai, va šildausi saulytį, vitamino D. Nėra šilta, bet saulytė šviečia. Ir žinokit, sau ramiai sėdžiu, prieina tokios dvi moteris ir jos mane kalbina. Ir labai mandagiai, prašo, gal galima pakalbinti, kažkokios krikščionės ten ar kažką, tai aišku, aš mandagiai atsisakau. Ir taip pagalvoju, koks nedėkingas tas jų toks darbas, eiti taip kviesti, ieškoti tų žmonių, į tą tikėjimą, traukti į tas kažkokias tokias grupės. Nu, kaip sakau, į tą tikėjimą kiekvienas turi ateiti pats. Aš, pavyzdžiui, esu labai atitolusi nuo to katalikiško, krikščioniško, ten to tikėjimo, tų bažnyčių. Aš tiesiog turiu širdį tą savo tikėjimą ir tai buvo gan ilgas kelias, kai aš supratau, kad visiškai kas kita, kad tai yra religija nuo tikėjimo yra labai toli ir man nereikia jokių tų grupių, jokių tų bažnyčių, aš turiu viduj tą savo tikėjimą, manifestuoju, daug ką aš manifestuoju, stengiuosi sąžiningai, dorai gyventi visą gyvenimą ir, tiesiog man tai yra nereikalinga, bet va, matot, vis tiek yra kviečiama, yra traukiama. Nežinau, ar aš teisingai elgiuosi ar ne, bet mano yra toksai dabar įsitikinimas. Tiesiog aš net nebegalvoju, aš tikiu ir tą tikėjimą aš turiu labai gilų ir vidinį. Na kągi, tai va laukiu savo to anūkėlio ir toliau šildausi saulutėj. Na tai Gubertukai, kokia močiutė, kuri geriausia? Abidvi. Tik, tik. Na ir pradedam tokią nemoterišką mankštelę. Kirvis yra gan aštrus, bet aš ne visada man pasiseka. Bet va, puikiai. Va, toks jau man gerai tinka. Tai va. Sportuojam priverstinai, nes norim šiltai gyventi.